Einšteinas kartą sakė, intuicija yra šventa dovana, o racionalus protas ištikimas tarnas. Mes sukūrėme visuomenę, kuri garbina tarną ir pamiršo dovaną. Labas, aš esu Dangira. Sveika atvykusi į erdvę skirtą moterims, kurios nori savo gyvenimą gyventi su daugiau džiaugsmo ir pilnatvės. Čia aš dalinuosi įkvepiančiom istorijom, pamokom, kurios man buvo naudingos ir patarimais, kaip nustoti stengtis pakeisti save, o verčiau mokytis būti savimi. Smagu, kad vėl klausaisi manęs, o jei manęs klausaisi pirmą kartą, labai džiaugiuosi, kad esi čia. Šios dienos įrašą aš skiriu toms moterims, kurios mėgsta per daug galvoti, retai įsiklauso į savo kūną ir ignoruoja savo intuiciją. Galbūt šis įrašas yra skirtas būtent tau. Čia aš dalinuosi savo patirtimi apie tai, ką man kainavo nesiklausimas savo vidinio balso. Kaip aš iš naujo išmokau susigrąžinti ryšį su savo intuicija ir kodėl įsiklausimas į save gali tave atvesti į daug platesnį ir pilnesnį gyvenimą. Neseniai su drauge kalbėjomės apie tai, kaip yra gaila, kad taip daug žmonių ir taip dažnai jie skundžiasi, kad jiems yra blogai, bet jie nieko nedaro, kad jiems būtų geriau. Lyg jie nežinotų, kad jie gali kažką pakeisti. Ir tiesa yra ta, kad jie iš tikrųjų nežino. Neabejoju, kad jie tiesiog gyvena tik savo galvoje. Šimtus kartų galvoja apie vieną ir tą patį, analizuoja ir visiškai ignoruoja tai, ką jiems sako jų kūnas. O tikrasis žinojimas, kuris leidžia mums kažką pakeisti, kažką nuveikti, tas mūsų vidinis balsas, intuicija, gyvena ne mūsų galvose, jis gyvena mūsų kūne. Ir kol mūsų protas ir kūnas nesusikalba, tol mes iš tikrųjų nieko ir negalime pakeisti. Man tai yra labai artima tema. Aš pati labai ilgai taip gyvenau, vien tik savo galvoje. Ir ne dabar, aš gana dažnai pagaunu, kaip aš užstringu savo galvoje, savo mintyse, pergalvoju dalykus ir galiu lengvai atsijungti nuo savo kūno mintimis. Ir kai aš seku tomis mintimis, aš elgiuosi taip, kaip man yra visai nenaudinga. Mūsų protas yra labai gudrus. Jis gali mus įtikinti, tikėti savo intuiciją arba ją tiesiog ignoruoti. Būna, aš labai puikiai girdžiu savo intuiciją, tą vidinį jausmą, kuris man tyliai sako, čia yra negerai, eik iš čia, nedaryk taip. O tada įsijungia mano logika ir aš galiu save įkalbėti elgtis priešingai. Nes protas randa krūvą argumentų, kad gal čia viskas yra okei. Ir tada tikrai atrodo, kad intuiciją reikia ignoruoti, bet anksčiau ar vėliau pasimato, kad intuicija visgi buvo teisi. Mūsų vidinis balsas dažnai mus veda ten, kur protas dar nėra buvęs, o protas bijo to, ko jis nežino. Todėl jis mus užverčia mintimis, kad ten yra nesaugu, neik ten bus katastrofa. Ir savaime suprantama, kad su tokiom mintim mes pradedame abejoti tuo vidiniu balsu ir renkamės jį ignoruoti. Ir žinai, kas yra keisčiausia? Kad intuicijos ir baimės pojūtis mūsų kūne jaučiasi labai panašiai. Skirtumai čia yra labai subtilūs ir reikia labai gerai įsijausti į save, kad juos atskirti. Intuicija kyla iš mūsų vidinio žinojimo, iš mūsų gilesnės esmės. Tai yra tylus, lengvas balsas. Ir visų pirma, jis atsiranda ne tavo galvoje, o tavo kūne. Lyg jis ateitų iš kažkur kitur. Tai yra vidinis pojūtis, kad taip yra gerai, o čia ne.
tai yra ne man. Intuicija yra lengva, atverianti energija, ji jaučiasi lyg kvietimas plėstis. Tai yra lyg tavo sielos balsas, kuris sako, štai, aš tiesiu tau ranką, tu tik paimk ir eime draugė ten, kur tau yra gera. Ji neverčia tavęs ko nors daryti, ji nestumia tavęs ir nesako tau, kaip elgtis, ji leidžia rinktis tau, bet ji nori būti išgirsta. Iš pradžių ji kalba tyliai, bet jeigu tu ją pakankamai ilgai ignoruoji, ji privers tave atkreipti į save dėmesį, tai galbūt tai bus ne tokie būdai, kurie tau patiks. O baimė priešingai, ji kyla iš proto, iš tokių minčių kaip man nepavyks, bus blogai, gal priešingai, kas blogo čia gali nutikti. Tai yra sunki energija ir ji stabdo tave. Tu pradedi abejoti ir pergyventi dėl tokių dalykų, kurie dar net neįvyko. Baimėje kyla noras užsiverti, slėptis. Ir tai yra būtent tai, ko baimė nori. Nors ji bando tik apsaugoti tave. Bet tik kai išmoksti jas atskirti, gyvenimas tampa daug aiškesnis ir lengvesnis. Mūsų protas ir kūnas yra viena visuma ir mes negalime vadovautis tik protu arba tik kūnu ir tikėtis, kad mums bus gerai. Mūsų protas yra be galo stiprus kūrėjas. Kai sutelkėme savo mintis ir nukreipiame jas tinkamą linkme, mes galime sukurti neapsakomai šaunias patirtis. O kūne gyvena išmintis. Tokia gili išmintis ir toks žinojimas, kurio protas negali išmąstyti. Gyvenimo magija vyksta tada, kai jie abu, protas ir kūnas, veikia viena kryptimi. Aš asmeniškai dabar jau stengiuosi visų pirma klausyti savo kūno. Stengiuosi pastebėti, kas mane įkvepia, prie kokių žmonių mane traukia, kokios vietos ar idėjos man jaučiasi tikros ir kelia džiaugsmą. Ir taip pat stebiu, kas man kelia nerimą, kas atrodo svetima ir kas iš karto man sukelia jausmą, kuris mane sudrebina, ne, tai yra ne man. Aš jau žinau, kad mano kūnas man visada duoda pačius tiksliausius atsakymus. Įsiklausiusi į tai, ką man sako mano kūnas, aš nusprendžiu kryptį, kurią aš noriu sekti, o tada aš jau įjungiu savo protą, kad jis galėtų padėti man sekti savo intuiciją. O kartais protą reikia nuraminti, kartais padrąsinti, kartais tiesiog švelniai paprašyti, kad jis man tiesiog netrukdytų. Baimė užstrigęs protas man nėra geras draugas, o ir aplinka dažniausiai man nepadeda. Gal pastebėjai, kaip visi aplinkui tave, tėvai, sesuo, vyras, ką tik sutikta kaimynė ir galbūt žmonės, kuriuos tu pirmą kartą matai, jie visi turi savo nuomonę apie tavo sprendimus. Jie visi geriau už tave žino, kas tu turėtum būti, kokia tu turėtum būti, ką turėtum daryti ir kaip turėtum tai daryti. Jie visi puikiai žino, kas tau tinka ir kas netinka. Ir jie labai mielai ant tavęs užkrauna tą savo kabutėse žinojimą. Ir galbūt netgi tikisi, kad tu ne tik išklausysi jų patarimus, bet ir laikysiesi jų. Ir kai tas kabutėse žinojimas ateina iš žmonių, kurie tau yra svarbus, gali atrodyti, kad tu esi įpareigota priimti jų patarimus, priimti juos kaip savo tiesą. Ir galiausiai tu pati nebeatskiri, kur yra tavo tiesa.
aš savo gyvenime taip ilgai klausiausi, kas aš turėčiau būti, kokia aš turėčiau būti, kad vieną dieną aš supratau, kad aš nebeturiu jokio supratimo, kas aš esu. Aš nebežinau, kas aš esu, ko aš noriu, kaip aš noriu, kad būtų, ir net nebežinau, kad aš turiu teisę tai žinoti. Vidinis balsas man vis šnabždėjo, kad taip yra negerai, bet aš jo nesiklausiau. Aš tiesiog sėdėdavau situacijose, šypsodavausi ir vaidindavau, kad viskas man yra gerai. Nors realiai viduj norėjau kuo greičiau dingti iš ten. Argi gali būti, kad kažkur tas jausmas yra pažįstamas ir tau? Man atrodo, kad tu tyliai linksi galvą. Nes daugumai mūsų nuo mažens buvo kalama į galvą: būk gera, būk mandagi, nekelk scenų. Ir dabar, kai reikia pasakyti ne, išsakyti savo nuomonę arba tiesiog atsistoti ir išeiti, kažkas viduj tave sustabdo, o galva yra pilna minčių. Kaipgi tai atrodys? Taip negalima, taip nemandagu. Būtent čia ir prasideda tikrasis darbas su savimi ir su tom mintim. Ir tas darbas yra visų pirma išgirsti jas ir pasirūpinti, kad jos neužgožtų tavęs ir tavo vidinio žinojimo. Bet pirmas žingsnis yra išgirsti jas. O tavo kūnas į viską reaguoja daug anksčiau nei tavo protas. Ir jis tau labai aiškiai pasako, kas yra tavo tiesa ir ar verta ją ignoruoti. Žinoma, jeigu tu kaip ir aš didžiąją savo gyvenimo dalį pragyvenai savo galvoje ir dar neturi ryšio su savo kūnu, tai gali būti nelengva. Bet galbūt vaikystėje tu žaidei žaidimą šilta-šalta. Pameni? Kažkas paslepia kažkokį daiktą ir tu eini ieškoti. Ir jie tau sako: šalta, šalta, labai šalta, čia šilčiau. O čia jau labai šilta, labai šilta, va, karšta. Ir tu jį randi. Lygiai taip pat su mumis kalba ir intuicija. Toks pojūtis kyla mūsų kūne. Ir jis mums visada pasako, ar mes einame teisingą kryptimį ar ne. Ar ta kryptis atitinka mūsų vidinio aš vedimą ar ne. Aišku, kartais tu nežinai, kur jis tave veda. Ir tai gali gąsdinti. Ir žinoma, kad eidama tuo keliu, tu gali kažkaip ne taip nuskaityti signalus. Bet kai tu jauti, kad jau darosi šalta, ir tu gali pakoreguoti savo kryptį ten, kur tavo balsas sako: o va čia jau šilta. Aš tikiu, kad mūsų kūnas yra gyvenimo GPS-as, gyvenimo navigacija. Ir jis veda mus ten, kur mūsų siela jaučiasi geriausiai. Net jei tuo metu tu dar nesupranti, kur tie signalai veda tave. Kuo toliau, tuo mažiau aš ginčijuosi su tuo savo vidinio balsu, nes matau, kad jis mane saugo ir veda ten, kur gyvenimas jaučiasi vis geriau ir geriau. Dabar man patinka tas kelias, kuriuo aš einu, ir patinka tai, kuo aš tampu tame kelyje. Bet tai buvo ne visada. Savo gyvenime aš daug per dažnai jį ignoravau. Ir iš esmės, ignoruodama jį, aš ignoruodavau save. Ir pasekmės buvo liūdnos. Nes būtent tas ignoravimas mane atvedė prie depresijos. Ir taip. Tik depresijos dėka aš atsisukau į save, aš pradėjau ieškoti atsakymų savyje, kas aš esu, bet pati depresija yra žiaurus jausmas. Toks žiaurus jausmas, kuris gali žmogų privesti prie baisių dalykų, ir aš labai linkiu tau jo nepatirti. Bet jeigu mes nesiklausome savo tiesos, ignoruojame ją, vidinis balsas turi kažkaip tai atkreipti dėmesį, ar ne? Ir dažnai tai būna per kažkokią ligą, nes,
ligos mes ignoruoti nenorime, ar ne? Kitas dalykas, ką mums kainuoja savo vidinio balso ignoravimas, yra laikas. O jeigu pastebėjai, laiko mes turime tik tiek, kiek mes jo turime. Ir mes net nežinome, kiek mes jo turime. Nė viena iš mūsų rytojus nėra pažadėtas, tai argi verta jį švaistyti? O ignoruodami savo vidinį balsą mes dažnai daug per ilgai liekame ten, kur mes žinome, kad jau nebeturėtume būti. Draugų kompanijoje, su kuriais nebėra nieko bendro, darbe, kuris mus tyliai viduje žudo, santykiuose, kurie jau seniai pasibaigė, bet mes esame taip įpratusios ir protas vis kiša mintį, kad nagi gali būti ir blogiau. Ir mes tyliai užsukame savo vidinio balso garsą ir einame toliau. Ir dar mes tai vadiname stiprybę. O laikas eina. Pavyzdžiui, dabar aš žinau, kad savo ankstesniuose santykiuose aš užsibuvau bent jau 5 metus per ilgai. Tie santykiai jau seniai buvo pasibaigę ir mes abu tai žinojome, tik ne vienas nedrįsome žengti to žingsnio. Kūnas man nuolat siuntė signalus, bet aš juos užgoždavau savo mintimis. Ir taip likau per ilgai. Ir man tai kainavo daug brangaus laiko. Laiko, kurį aš galėjau patirti kitaip. Turbūt dabar būtų labai madinga pasakyti, bet aš nesigailiu to, kas buvo, nes tai, kas buvo, mane padarė tuo, kur aš esu šiandien. Bet žinai ką, ne. Tiesa yra ta, kad aš gailiuosi to, kas buvo. Nesigailiu pačių santykių, bet gailiuosi to, kad juose užsibuvau per ilgai. O labiausiai gailiuosi, kad aš nesiklausiau savęs, kad aš ignoravau, apleidau save. Ir šiaip jau aš netikiu, kad gailėtis kažko yra blogai. Priešingai. Aš tikiu, kad gailėtis yra būtina, nes kaipgi kitaip mes išmoksime savo pamokas. Tai nereiškia, kad gailėtis kažko tau suteikia leidimą užsiimti saviplaką. Ne, jokių būdų. Saviplaka čia niekam nereikalinga. Bet kai tu sakai, kad aš nieko nesigailiu, tai yra lyg tu sakytum, kad man niekas nerūpi. O man rūpi. Man rūpi tai, kas yra man svarbu. Ir aš nebenoriu savęs vėl apleisti. Aš nebenoriu ignoruoti to, kas man yra svarbu. Aš nebenoriu švaistyti laiko tam, kas yra skirta ne man. Aš noriu gyvenimo, kuris man visapusiškai jaučiasi gerai. O kaip tai atrodo? Visi tie atsakymai gyvena kažkur tai manyje. Todėl kaskart, kai mano protas bando mane įtikinti, pasilikti, kai mano širdis šaukia bėk, aš noriu išgirsti save. Aš noriu suprasti, kas manyje vyksta. Aš noriu įsiklausyti į savo vidinį kompasą ir savo sprendimus priimti ne iš savo proto, ne iš jo baimių, bet iš tos išmintingesnės versijos savęs. Aš nebenoriu, kad mano logika įtikintų mane pasilikti ten, kur man nėra vietos, o paskui gailėtis. Kitas dalykas, kurį man kainavo savo kūno nesiklausimas, yra būtent paties ryšio su savo kūnu praradimas. Ir turiu pasakyti, man tai yra pati didžiausia kaina. Tas ryšys su savo kūnu, apie kurį aš tau pasakoju dabar, man yra gana naujas jausmas. Didžiąją gyvenimo dalį aš nežinodavau, ką aš jaučiu. Tu galėdavai manęs paklausti, kaip aš jaučiuosi, bet aš nežinodavau, ką atsakyti. Gerai, blogai. Atsakydavau tik tam, kad atsakyti, nors aš net nežinodavau, ką tai reiškia.
prieš kokius gerus 3 metus aš sėdėjau namie ir pradėjau jaustis kažkaip keistai. Ir mano protas įjungė pavojaus signalą, kad galbūt tai yra atsinaujinęs vidinis kraujavimas, kuris buvo nutikęs prieš metus ir kuris jautėsi kažkaip panašiai. Tada visą drebantį aš atsidūriau ligoninės priimamajam. Man padarė kraujo tyrimus ir sako, nieko nėra, tiesiog gerk šiek tiek daugiau vandens. Ir tą dieną man atėjo tas stiprus aha momentas. Betgi šitaip kūne jaučiasi emocijos. Aš žiūrėjau į savo kojų pirštus ir galvojau, bet taip, aš juos jaučiu. Ir žinai, aš verkiau iš laimės. Aš jaučiau savo kūną ir aš supratau, ką aš jaučiu. Aš pajutau vibraciją. Pajutau, ką reiškia jausti vibraciją ir kaip ji keičiasi, kai aš mąstau kitaip. Iki tol aš vis klausydavausi apie vibraciją, apie tai, kad yra žema, aukšta vibracija, kad aišku mes turėtumėm būti toje aukštesnėje vibracijoje, nes ten mums yra geriau, tada mes pritraukime geresnius dalykus. Ir logiškai aš suprasdavau tą teoriją. Bet aš vis klausdavau savęs, bet o kaip ją vibruoti, kaip? Tądien aš supratau kaip. Ir aš tai pajutau. Ir aš verkiau iš džiaugsmo. Man jau buvo per 40 ir tai buvo pirmas kartas, kada aš pirmą kartą sąmoningai supratau, ką aš jaučiu ir apskritai kaip aš jaučiuosi. Pamenu, kitą dieną sėdėjau su draugais svečius atvykusiai iš Vilniaus. Ji klausėsi apie tai, kas vyksta su manimi dabar ir sako, o Dieve, kaip baisu. Kaip baisu, kad tu taip ilgai turėjai taip gyventi. Ir tikrai tai yra baisu. Ir dabar aš noriu, kad būtų kitaip. Nes aš jau suprantu, kaip labai tai yra verta. Todėl jeigu tu nori išmokti vėl džiaugtis gyvenimu, pirmas žingsnis yra vėl susigrąžinti ryšį su savo kūnu. Aš sakau vėl, nes tu gimei ryšyje su savo kūnu. Tu gimei mokėdama džiaugtis gyvenimu, tik kažkada, kažkodėl tu išmokai kitaip. Tai yra išmoktas dalykas. Ir tu gali išmokti kitaip. Dabar šią akimirką paklausk savęs. Kaip tu jautiesi? Ne tik fiziškai, bet ir emociškai. Kaip tu dabar jautiesi? Būk sąžiningas su savim ir pasakyk savo. Kaip tu jautiesi? Intuicija yra tylus, gilus žinojimas ir ne veltui ji yra vadinama nuojauta, nes tai yra pojūtis tavo kūne. Kartais jis gali jaustis kaip šiurpuliukai, kartais kaip lengvumas krūtinėje arba sunkumas pilve. Kaip ir emocijos, intuicija yra vibracija tavo kūne. Taigi yra natūralu, kad norint su ja vėl susidraugauti, tau teks susidraugauti su savo kūnu. Bet kai tu pradedi ją atpažinti savyje, gyvenimas tampa taip daug aiškesnis. Atsiranda vidinis tikrumas ir švelni ramybė. Tu žinai, kur eini. Ir tu žinai, kad tu gali tikėti savimi. Nes intuicija yra tavo vidinis kompasas. Tai yra tavo sielos balsas, kuris tau rodo, ko tu čia į šį gyvenimą atėjai. Tai yra išmintis, kuris slypi giliau nei bet koks loginis mąstymas gali išmąstyti. Ir ji nuolat kyla į paviršių tam, kad saugotų tave ir kad parodytų tau, kas iš tikrųjų yra tikra. Išmokti klausyti savo intuicijos yra vienintelis kelias į pilnesnį gyvenimą. Tada sprendimai tampa lengvesni, gyvenime atsiranda daugiau tokios lengvos tėkmės. Tavo intuicija yra dovana, tu tik skirk savo laiko išmokti jos kalbą. Ji žino tai, ko loginis protas niekada nesupras.
Man pastarieji metai buvo ir gražus, ir sunkus. Ir kai žvelgdama atgal, aš klausiu savęs, kada aš labiausiai džiaugiausi savo gyvenimu. Ir visada tie momentai buvo tie, kai aš kažkaip nutildydavau išorinį triukšmą ir nerdavau ten, kur labiausiai bijodavau. Tada aš jaučiausi labiausiai gyva. Manau, kad taip buvo todėl, kad tais momentais aš sekiau savo vidinę kryptimį. Ir sunkiausi laikotarpiai buvo tie, kai aš nuo jos nutoldavau, nes klausiau ne savo vidinio žinojimo, o to išorinio triukšmo ar baimės. Sugrįžimas į save yra be galo gražus procesas. Kartais baisus, bet toks gyvas. Tik nepamiršk, kad tavo protas niekada niekur nedings. Kai tu pradėsi sekti savo intuicijos vedimu, tavo protas turės daug nuomonių apie tai, kaip tu gyveni. Jis turės daug nuomonių apie tavo pasirinkimus. Jis bijos, jis bandys tave supriešinti su tuo, kas tau yra tikra ir svarbu. Todėl tikslas yra suderinti kūną ir protą. Pirmiausia, išgirsti intuiciją. Išgirsti jos vedimą, o tada padėti protui ją patikėti ir palaikyti ją. Kai dvejoji, kaip elgtis, sustok ir bent jau paklausk savęs, ar tai yra intuicija ar baimė. Pajausk, kas kyla tavyje. Kaip jaučiasi tavo kūnas. Būtent tą akimirką. Intuicija yra rami. Ji nepanikuoja. Ji yra tyli, bet aiški. Ir tas jausmas suteikia tau vidinę ramybę. O baimė yra triukšminga. Ji kuria chaosą. Ji verčia tave abejoti ir klausti, o kas jeigu? Intuicija gyvena dabartyje, o baimė ateities nerime. Kai tu dabar atsisuksi į savo intuiciją, turbūt nesitikėk, kad ji tavimi pasitikės iškart. Ji taip dažnai bandė su tavim kalbėti, o tu ją netikėjai, tu ją ignoravai. Todėl tau teks atkurti pasitikėjimą su ja. Visų pirma, susidraugauk su savo kūnu. Pradėk rūpintis juo. Taip nuoširdžiai rūpintis juo. Paklausk savęs, kada tu ignoruoji savo kūną. Kaip tu jį skriaudi? Galbūt tu laikaisi dietų, kurios tave sekina, arba sportuoja iki perdegimo, nors tavo kūnas sako, jau gana, sustok. Kur tu tyli, kai tu nori kalbėti? Kur tu sakai taip, o tavo vidus sako ne? Aišku, gyvenimas banguoja, būna visaip ir ne visada mes jausimės ryšyje su savimi, bet čia, dabar, aš noriu tau užduoti dar vieną labai paprastą klausimą. Tokį klausimą, kurį aš savo užduodu, kai pajuntu, kad pradedu tolti nuo savęs. Ir klausimas yra, kada tu paskutinį kartą ilsėjasi? Taip iš tikrųjų nuoširdžiai ilsėjasi. Turiu omeny tokį visiškai tuščią laiką, ne knygos skaitymą, ne jogą ar keliones, o tiesiog buvimą, kai nieko nedarai, kai sustoji. Be jokio poreikio kažką klausyti, žiūrėti, skaityti. Turiu omeny tiesiog buvimą, be lūkesčio, kad tas poilsis turi kažką tai duoti. Nes būtent toje erdvėje ir gyvena intuicija. Jai visai nereikia, kad tu jos ieškotum. Jai reikia tik suteikti vietos atsirasti. O mes nuolat kažką darome, galvojame, sprendžiame. Ir net kai mes ilsimės, dažnai vis tiek save kažkaip užimam, kažką veikiam.
ir iki galo neleidžiame savo pailsėti, atsinaujinti. Žinoma, kartais intuicija sakys daryk daugiau, kartais jis sakys sulėtink. Nėra vienos formulės. Svarbiausia pradėti į ją įsiklausyti ir niekas kitas tau nepasakys, ką tau geriausia yra daryti. Nes tavo atsakymai yra tik tavyje. Aš tikrai nežinau, ką tu turi pasirinkti, bet tu žinai. Ir tas atsakymas yra tavo kūne. Tu tik jį išgirsk. Kol kas apkabinu tave. Iki kitų susiklausimų. Su meile. Dangira. Tiesa, ar jau parsisiuntei darbaknygę Labas gyvenime, aš myliu tave? Ji gali būti tavo ryšio su tavo intuicija pradžia. Tikrai tikiu, ji tau gali padėti. Nuorodą, kur ją parsisiųsti, rasi aprašyme žemiau.